Šaukštas proto. Iš asmeninio dienoraščio 2000 kažkelintų metų gegužės 18. Žiūriu, kaip baltais brūkšniais man mirksi kelio juostos, retkarčiais mirkteldama baterijos indikatoriai ir ištisai geriu savo mašiną. Jaučiuosi kaip kokia 100 pasiekėja, girdama ir kasydama mašiną, po to glostydama nešiojamą kompiuterį ir pirštų švelniai vedžiodama per telefono ekraną, nes jam taip maloniau. Ir kol pati iš savęs juokiuosi, pradedu pati savo ir pritarti. Žmonių ir mašinų santykiuose, taip būtent santykiuose, psichologija yra svarbus aspektas. Nes mes kitokių interakcijų nemokame, mes vis tiek viską sužmoginame. Kokius turime akinius, tokius ir naudojame, o turime juos panašu tik vienus. Todėl viskas mums aplink yra būtybės, kurios mums malonės padeda, užuojasi ir keršyje. Mes viskam aplinkui duodame vardus. Taip, ir mano automobilis turi savo vardą. Mes sakome, kad robotas dulkių siurblys liūdnai vaitoja užstrigęs kampe, ar kad jis tyčia sugalvojo šiandien sugesti. Gal savęs taip ir nevadiname, bet galiausiai visi esame praktiniai šintoistai. Tuo tarpu žiūriu pro langą į tą patį savo automobilį ir galvoju, kad jį reikia nuprausti, nes man niešti jį žiūrint ir jam matyt nemalonu. Taigi, būtų žinoma labai miela ir romantiška, jeigu automobiliais ir robotais viskas ir baigtųsi. Bet mes ir į kitus žmonės žiūrime taip pat per savo akinius, nes kitokių neturime. Ir jeigu man atrodo, kad kažkas yra nenormalu, tai kirti kažkodėl dedame ant nenormalu ir visai ne ant man atrodo. Arba neteisinga, arba savaime suprantama. Mes turime nepasotinamą poreikį būti teisūs ir beveik jokio poreikio tikrintis, ar tas poreikis mus veda teisingu keliu. Kai gyvename alkanų vilkų ir plėšraus pasaulio laikais, gal nebuvo laiko stabtelti ir pasitikrinti. Gal tie, kurie stabtelėjo, buvo pagauti ir suvalgyti. Gal ir turėjom supratimą, kad nesame visada teisūs, gal turėjom geresnį įgūdį sakyti nežinau, gal aplinkybės mus griežtai ir tvirtai sustabdydavo ir pataisydavo. O gal ir ne. Nežinau. Žinau tai, ką žinau šiandien, dabar ką pamatavome, suskaičiavome ir užrašėme. Žinau, kad mes gerokai dažniau norime būti teisūs, negu iš tiesų esame. O stabtelėjus pasitikrinti, ar esu teisi, turėsiu atverti duris tikimybei, kad taip gali ir nebūti, o tai jau bus nemalonu. Gali būti ir nepakeliamai nemalonu. Ką darysim? Išnykus alkaniems vilkams jų vietą užėmė kitos problemos ir šiandien ji tokia maža, bet tarši savivertė žvilgančiais dantimis. Didelės savivertės dantis beje irgi dideli, bet jie jos naudoja tik plačiai ir draugiškai šypsenai. Tam, kad pamatyti kitą žmogų, reikia kažkaip kalibruoti savo akinius, pamatyti tą norą būti teisiai, perverti į žvilgsnių kiaurai, nutildyti vidinį dialogą iki tylaus šnabždesio ir gerai ištempus ausis klausytis. Ištempus ne tik ausis, bet ir akis, ir širdį, ir nuojautą, ir laiko pojūtį. Mes turime gerokai daugiau būdų pajusti ir suprasti kitus žmonės, negu tik žodžiai, jeigu tik leidžiame savo nesprukti nuo alkano vilko. Žvilgtelkit savo per petį. Juk tikrai nėra. Juk tikrai galim sustoti ir išgirsti. Pažadu, tiek spalvų dar nematėt nei vienam saulėtekyje, nei vienoje vaivorykštėje. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninės žinutės socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.